Hiro laukė Tomo. Jis buvo sužavėtas. Jo pakura liepsnojo, garas sukosi verpetais. Persi su tavo vandens purkštuvu, netrukus bus čia. Tai paskutinė detalė, kurios tau reikia garui gaminti. Įdomu, ar viršininkas yra matęs mano nuotraukų. Žinoma, matė. Jis labai didžiuosis, kad būsi jo geležinkelio narys. Aš toks laimingas. Aš taip ilgai to laukiau. Staiga pasigirdo garsus švilpuko garsas. Tai buvo garsas, kurio jie abu baiminosi. Tai Spenceris. Jis mus rado. Tomai, padėk. Spenceris tikrai pasirūpins, kad patekčiau į lydymo aikštelę. Jis to nepadarys, Hiro. Tu beveik suremontuotas. Tu paspruksi nuo Spencerio. Sek paskui mane. Taigi garsiai pūkštamas ir šniokštamas, Hiro pajudėjo bėgiais. Jis sekė paskui Tomą, kad paspruktų nuo Spencerio. Hiro puškavo bėgiais, ratėdamas ir dundėdamas. Stumokliai energingai dirbo, o katilas kunkuliavo. Puiku, Hiro! Ačiū, Tomai. Tuomet atsitiko šis tas nemalonaus. Už Tomo ant bėgių išdygo Spenceris. Radau tave, Tomai. Spenceri? Tomas lėkė tarytum vėjas. Šį kartą nuo manęs nepaspruksi. Hiro pukšėjo iš visų jėgų. Jis norėjo prasmukti pro Spencerį, tuomet Spenceris pastebėjo Hiro ir aiktelėjo. Spenceris dar niekada nematė tokio keisto garvežio kaip Hiro. Kas tu toks? Hiro! Tomai! Tas garvežys net puškuoti nesugeba. Hiro variklis pradėjo bildėti. Jo garo kupolas virpėjo, o cilindrai girgždėjo. Hiro susirūpino. Be paskutinės variklio detalės Hiro negalės ilgai važiuoti. Naujoji Hiro lempa nulūžo ir trinktelėjo Spenceriui. Hiro variklis pradėjo vibruoti ir drebėti. Detalės biro į šalį. Jos barškėdamos krito ant bėgių. Nesijaudink, Hiro, tu gali tai padaryti. Tomai, padėk man. Bet kuo smarkiau Hiro puškavo, tuo labiau klibėjo. Nesustok, Hiro! Nuo Hiro variklio nukrito dar daugiau detalių. Tomai! Hiro, to pavyks! Aš taip nemanau. Hiro žinojo, kad Spenceris teisus. Geležinkelių meistras ir vėl tapo tik metalo krūva. Hiro nebegalėjo pajudėti. Ar tuo tu ir užsiiminėjai, Tomai? Rinkai metalo laužą lydymo aikšteliai? Ne šitas garvežys tik tam ir tinkamas. Viršininkas tikrai to pasirūpins. Tomas pasijuto siaubingai. Jis taip sunkiai dirbo, tačiau nuvylė Hiro. Ką galiu padaryti, kad Hiro nepatektų į lydymo aikštelę? Tuomet Tomas išgirdo kitą švilpuką. Tai buvo ekspresas Gordonas. Palenktyniaukime iki Midvaito, lėtaeigis vežime Spencerį. Lažinėmis aš nugalėsiu. Spenceris buvo nustebęs. Jis matė dideliu greičiu nulekiantį Gordoną. O ne, Gordonai, to tai nebus. Nugalėsiu aš. Spenceris pasileido paskui Gordoną. Jo kaminas pukšėjo, ratai greit.